sveiki visi, esantys Nepriklausomybės aikštėje, o galbūt stebintis Kauno Pilno kultūros žurnalo 10 metų diskusijų savaitgalio transliaciją per LRT mediateką. Sveiki LRT mediateko žiūrovai, sveiki Facebooko žiūrovai ir sveiki YouTube žiūrovai. Jeigu girdite mano balsą, bet nesuprantate, iš kur jis sklinda, tai mūsų scena yra prie pat Žilinsko galerijos. Aš esu Kotryna ir artimiausią valandą pakalbėsime apie nepriklausomą Kauno sceną. Ir turbūt tik vienas iš šios diskusijos dalyvių turi savo stendą Kauno kultūros mugėje, bet taip ir įdomiau. Man atrodo, kad įdomu pašnekėti ir su tais, kurie neatstovauja tradicinės kultūros, biudžetinės kultūros miesto įstaigų. Tai noriu pasisveikinti su 3 žmonėmis, atstovaujančiais 3 puikias Kauno vietas. Tai yra Nerijus iš klubo Lemi. Labas, Nerijus. Labas vakaras. Benas, kuris yra iš grupės Akli visų pirma, bet taip pat bare, pabe, Hogas organizuoja jaunų grupių konkursus ir ne tik juos. Labas, Benai. Labai malonu. Na ir Mantas atstovauja klubui Auditorija, festivaliui Audra ir turbūt dar galima būtų privardinti Kub, Lizdas Sound Institute, Naktiniai paukščiai ir kadaise ir festivalis Tundra ir kas tik ne. Labas, Mantai. Labas. Tai nežinau, gal galėtumėt pradžioj papasakoti kiekvienas trumpai apie savo atstovaujamą įstaigą. Tai yra kelintus metus dabar pradedate. Lemi, kiek žinau, šį vakarą yra sezono startas. Auditorija praėjusį savaitgalį atsidarė. Nežinau, kaip su Hogu reikalai, tai Benai galėsi papasakoti. Tai tiesiog gal kokio senumo tai yra įstaiga ir kur mieste yra, jeigu kas nors nežino. Tai Nerijau, gal nuo tavęs pradėkime. Taip, Lemi muzikos klubas. Mikrofoną. Dirbam jau beveik 10 metų. Vasario mėnesį bus 10 metai. Esam Stoties rajone, Stumbro pastate. Tikriausiai žinote, matėte, gal buvote. Va, ir rengiam įvairius koncertus pagrindė. Dirbam savaitgaliais. Šiandien va kaip tik koncertas, galite užsukti į sezono atidarymą. Kviečiame. Grupė Armatūra. Benai, kaip Hogas? Hogas ne taip ir seniai persikraustė. Tai gal apie naująjį Hogą? Taip, tai naujasis Hogas dabar, tarp kitko, kitą savaitę, rugsėjo 11, švęsime 1 gimtadienį toje vietoje. Tuo pačiu tai bus naujo jam sessionų sezono atidarymas. Kęstučio gatvėje, jeigu kas žino legendinę Punto Jazz palėpę, tai tame pačiame pastate tik ne palėpėje. Taip, 1 aukšte. Man tai? Tai taip, čia buvo, jau dabar Auditorija yra naujas projektas mano ir mano kolegų, bet aš gal pradėsiu nuo to, kad ten Lizdas buvo toks klubas, tai jisai jau dabar skaičiuotų 10 metų, gal 11, man atrodo. O įvairius renginius ir diskotekas, tai aš organizuoju, nežinau, turbūt 20 metų. Ir ten, kas buvo prieš tai davė iki Lizdo ir dabar jau ta patirtis atvedė į Auditoriją ir viskas va taip va vyksta po truputį. Iš tiesų įdomu bus visų jūsų 3 išgirsti istorijas, kas atvedė jūs į nepriklausomą sceną, į alternatyvesnės galbūt muzikos renginių organizavimą. Tai gal man tai, kadangi ką tik kalbėjai ir 20 metų patirties turi, gal prisimeni, kai buvai turbūt dar paauglys. Kaip čia nutiko, kad pradėjai organizuoti renginius ir kodėl tiek metų praėjus vis dar tai darai? Pradėjau tai iš meilės muzikai. Ir man sunku iš tikro apibrėžti, kas tuo metu buvo, tai ten 2004 metais, nežinau, ar 2005. Tai nebuvo klubų, buvo klubai, bet jie tokie pop, kur gali gal kitą kartą, jeigu mėgsti kažkokią alternatyvią muziką, tai ten nesurasdavai savo nei bendraminčių, nei skonį atitinkančio skambesio. Ne? Bet aš kažkaip įsivėliau į tas visas į vakarėlių rinką, tuo metu mane didžiai kažkur pakvietė ir aš galvoju, ir aš norėčiau groti. Ir va taip pradėjau. Ir viskas taip ėjo, iš pradžių buvo kaip hobis, ilgai buvo kaip hobis, toksai arba šalutinė veikla, šalia paskaitų ar kažkaip. Ir po kiek metų, nežinau, mes darėm tokį festivalį Insanitus ir mums tiesiog ėjom ieškoti, va čia, beje, į Žilinsko galeriją, ėjom ieškoti patalpų, nes ten norėjom padaryti parodą.
Ir tuometinis ūkvedys, toks Kęstutis buvo, sako, tai čia va, nuomokitės, darykit čia kavinę. Mes su Žilvinu pasidairėm, gal ir galim čia padaryti kavinę, bet kuri dirba ilgai ir naktį. Bet kavos aparatą, ne? Jo, taip ir gavosi, bet iš pradžių tai buvo tokia mintis ir buvo lygtais kavinė su tokiu darbu nuo anksčiau, nuo 6, bet ilgainiui supratom, kad nedara ten. Tiesiog mes esam apie muziką ir turi būti klubas kaip klubas su garsia sistema ir tokiu tamsesniu interjeru. Tai va. Taip. Tai meilė muzikai ir neturėjimas kur pašokti Kaune, ar ne? Jo, iš tiesų, tas iš pradžių mes, kai buvom jaunesni, grojom tokį tikrai alternatyvią muziką tuo metu. Ir, atrodė, drum and bassas ir breaksai buvo labai iš kažkur buvo labai apie jaunimą. Aišku, metams einant keitėsi tas stilius, bet tikrai ilgą laiką mes buvom praktiškai vieninteliai, kurie darė tokio žanro vakarėlius ar tokio tipo kažkokią muziką galėjai išgirsti. Benai, tu esi muzikantas, grupės Akli narys ir taip pat esi architektas. Tai veiklos jau nemažai, bet kodėl prireikia tau dar ir organizuoti koncertus, jam sessionus, taip pat konkursus jaunoms grupėms, ar tai siekis užsiauginti savo kolegas, konkurentus taip pat? Tai iš esmės, eidamas į jam sessionus ir pats gavau labai daug patirties, ten kai buvau kokiai 12 klasėje, 1 kurse. Tie jam sessionai vykdavo Largo klube ir atsimenu, berods 2 kurse išvažiavau iš Lietuvos beveik metam ir grįžau ir nebeliko Largo, nebeliko tiesiog kur grot. Tiesiog bendraudamas su savo draugais muzikantais supratau, kad nėra kur mum eit ir džemint tiesiog. Tai irgi tiesiog iš to trūkumo atsirado tos motyvacijos. Tai ir pradėjom daryti, irgi lygiai taip pat tiesiog iš idėjos, tiesiog kaip hobi. Susirinkdavom kokį nors barą ir eidavom grot. Ir prieš pat karantiną susipažinom su Vytu Hogo savininku, kuris mačiau atėjo čia ką tik kažkur. Ir jis labai mielai, šiltai priėmė mus ten būti ir realiai daryti, ką norim. Tai. Ir eigoje tai išaugo ir pastovius jam sessionus, vėliau, kai norėjom kažko įdomesnio, pasikviesdavom grupės, kad atidarytų tą jam sessiono vakarą. Ilgainiui tapo ir konkursais grupių. Tai jam sessionų dar yra daugiau vietų šiuo metu Kaune, kur vyksta periodiškai, ar vis dėlto Hogas tai vienintelė vieta? Kad vyktų kiekvieną savaitę fiksuotai, tai turbūt nelabai yra, kiek žinau, paskutiniu metu. Tai kaip ir vieni turbūt mes dabar. Aišku, vasarą darėm pertraukėlę. Kaip atsirado noras, kiek atsimenu, Nerijau, buvo ir daugiau kolegų tavo, kur jūs kartu atidarėte Lemį ir irgi nebejoju, kad turbūt nebuvo vietos tokios pastovios, kur daryti sunkesnius koncertus ir iš tikrųjų nesina Galera buvo turbūt tokia vieta, bet ten labiau gal tikrai kaip baras. Bet ar prieš tai iki Lemį kada nors Kaunas turėjo tokį sunkiosios muzikos klubą, ar jūs buvot pirmi bent jau po ilgo laiko prieš tos 10 metų? Viena iš priežasčių, kodėl mes atsidarėme, tai buvo, kad užsidarė vieta, apie kurią nepaminėjai, tai underground klubas šią Laisvės alėjos, kieme vienam. Jisai krūvą metų buvo, jie ten irgi tai priimdavo įvairias tiek punk grupės, tiek metalo grupės visokias. Ir kaip tik juos uždarė ir praktiškai mes tada po pusės metų atsidarėm. Taip gavosi, kad, kaip minėjau, turėjom daug kolegų, visi susibėgo, visi praktiškai buvo muzikantai ir ieškojo savo vietos. Nes koncertus organizuodavom šiaip, galima sakyti, nuo 2000-ųjų gal metų kažkur, kur rasdom, ten kokiam dar prisiminiau, TRX būdavo, BO ten būdavo, kažkokie koncertai, dar kažkokios erdvės tokios žinomos, nežinomos, ten koks Ajakso baras, jeigu prisimenu Savanorių kalno pačioje kolegos darė. Ir taip gavosi, kad susėjo muzikantais, turėjom kažkokio aparatų susinešėm, susiradom vietą tokią ir atsidarė Lemį klubas, kaip tik prieš 10 metų. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, kad Nerijau atsimenu tave iš BO laikų, bet aš dar mokykloje vyresnėse klasėse mokinausi. Taip, per daug nesi pasikeitęs.
Dėkui. Norisi man pakalbėti šiek tiek apie jūsų vietų klubų santykį su ta vadinamąją dieninė kultūra, gal miestų fondais ir tarybomis. Na, man tai čia gal turbūt turi daugiausiai tokios patirties, nes jūs rengiat festivalį Audra kartu su nacionaliniu muziejumi ir pats festivalis yra palaikomas ir miesto, ir kultūros tarybos. Bet kažkaip va taip galvoju iš tiesų, kad turbūt būtų labai keista, bet visai įdomu, jeigu klube Lemmy būtų koks nors Čiurlionio 150-mečiui skirtas koncertas, gal bus. Tai įdomu, ar per tos 10 metų Lemmy veiklos turėjote kokį nors sąryšį su valstybiniu mastu švenčiamomis progomis, ten 100-mečiais, 50-mečiais, ar tiesiog ar esate buvę paremti kultūros tarybos ir panašiai? Mes nesusidūrėme su tuo, su jokiu tokiu rėmimu. Patys viską, ką darydavom, taip ir padarydavom. Labiau tokie savarankiški buvom. Aišku, yra minčių dabar ten į priekį žiūrėti, ten kažkokius koncertų ciklus daryti, gauti kažkokį rėmimą, bet kažkaip nelabai lieka tam laiko, ar nėra žmogaus, kuris tuo užsiimtų. Nes, kaip minėjot, kolegos išsilaksti, likom su Rosvaldu dviese, tai nelabai aprėpėm esamų darbų, tai dar kažkokiais projektais susimti, tai ganėtinai sudėtinga. Bet bandom po biškutę. Tai esat, vadinasi, tokie iš tiesų nepriklausomi, ar ne? Taip. Kaip su ta jauna muzika, Benai, yra? Kiek atsimenu, tai alkoholis yra tikrai rėmęs tuos konkursus. Taip, tikrai taip. Turbūt tai yra toks visam pasauliu labai natūralus dalykas. Skaičiau neseniai tokią knygą Selling the Night, būtent apie elektroninę šokių muzikos ir įvairių komercinių prekės ženklų santykius. Man viena švedų degtinė, nenoriu minėti pavadinimo, man tikrai paliko įspūdį, kaip jie infiltravosi į tuo metu ką tik beužgimstantį New Yorko disko judėjimą. Buvo labai graži švedų manekenė, toks sutapimas, kuri gyveno New Yorke. Tai jie nupirko jai dviratį su krepšeliu, kuris prisikabina priešais dviratį, priešais vairą ir pridėjo daug tų ikoninių dabar jau to gėrimo butelių ir tiesiog jinai važinėdavo po New York ir dalindavo painiam žmonėm tą gėrimą ir kažkaip jie tada ateidavo į vakarėlius, va taip. Tai manau, kad muzika ir tam tikri prekės ženklai turbūt yra toks natūralus santykis, bet kaip yra su ta pačia kultūros taryba, galbūt jaunos grupės, būsimi žymus vardai, kurie galėtų Lietuvai ir Euroviziją atstovauti, gal turėtų būti irgi kažkaip remiami, ar esat bandę kažką tokio aplikuoti kažkur, gal kažkas ir pasisekė? Kaip pats patiem Hogo renginiam, tai iš tikrųjų nelabai teko šitų kažkokių kultūros tarybų ten kreiptis ir panašiai. Bet kaip grupės narys galiu pasakyti, kad esam kreipėsi visur realiai, kur galima Lietuvoje, tai be abejo labai padeda mums ir išleidinėti vinilus ir iš esmės vinilus išleidinėti daugumą. Tai čia Latga ar? Ir Latga, ir Agata, ir kultūros taryba. Ir klipą mūsų rėmė dabar paskutinį. Tiek Latga ir Agata iš tikrųjų. Taip. Tai kaip alternatyviai grupiai užtenka tos paramos, sakytum, ar galėtų būti daugiau jos? Tai galėtų būti daugiau, jo. Galėtų. O menininkų kokį algą, kur čia girdėjau Vokietijoje, ten papuolė į kažkokią tai sąrašą ir tu gauni kaip menininkas, reiškia, kažkokį atlyginimą kas mėnesį. Ir ten gali groti, muzikuoti ir kurti kažkaip. Tai va dabar yra, pavyzdžiui, kitą savaitę deadline'as jauno kūrėjo šitai stipendijai. Tai man atrodo, čia panašus dalykas kažkoks ir yra. O kaip man tai jūs nusprendėte, kad šokių muzika gali būti pripažinta ir valstybiniu mastu, galima gal taip sakyti, naktinis klubas, festivalis ir Čiurlionio muziejus. Kaip įvyko šitą sinergiją? Aš suprantu, kad jūs esat pastate tame pačiame, bet galima nuomotis patalpas ir neturėti nieko bendra. Kaip čia dabar įvyko, kad Audra šiemet, kuri vyks 18-21 rugsėjo, švenčia Čiurlionį? Man pačiam sunku kažkaip apibrėžti šitą kelią, tai tiesiog kitą kartą kažkokių susitikimų ir pokalbių kažkoks išdava gaunasi, kad gauni kažkokį pasiūlymą. Ne? Ir mes šiais metais iš tikrųjų gavome iš Čiurlionio galerijos pasiūlymą ir tai konkrečiai buvo susijęs su mūsų meno kuratoriumi Tautvydu,
kad galerijos direktoriai labai patiko jo darbai, mes darydom tokias Audroj, būdavo tokias mini parodos, kažkokios instaliacijos ir aš tikrai visiems sakau, aš pirmą kartą, kai man paskambino ir sako, aš sakau, nenoriu, man per daug, aš per sunku, nes tai yra didelė atsakomybė. Bet tada Tautvydas, aš papasakau Tautvydui, jis sako, ne, nu tai gal mes galim čia, sako, padaryti. Ir taip kažkaip, va ta komercializacija, apie ką tu kalbėjai čia pradžioje, ne, jinai visą laiką buvo šokių muzikoje, užsienyje, visada šalia, tai buvo didelė scena, bet Lietuvoje buvo tokia alternatyva visą laiką ir gal mes sąmoningai laikėme tą dalyką alternatyvą, nes EDM mes tokio kaip muzikos mes nepripažindavom, ne, nes mes buvom tiek aš, tiek visa scena Lietuvoje buvo tokia core. Reiškia, jeigu hausas, tai hausas, techno, tai techno ir mes čia neįsileisim jokio popso, reiškia, šitą, bet per laiką kažkaip atrodė, pradėjo kurtis tos bendruomenės, kažkokie brandai pradėjo norėti dirbti su mumis ir tos visos valstybinės įstaigos, tai realiai prasidėjo nuo Kaunas 2022 ir mes aplikavome į jaunimo bendrakūrystės programą, daryti finalinį renginį ir laimėjom. Ir tada vat, prasidėjo tas finansavimas kažkoks pats pirmas, bet tai aš nelabai įsivaizdavau, kaip ateiti iki to finansavimo, bet čia pasitaikė tokia proga ir tiesiog gavosi. Ir dabar tai jau vyksta, kelinti metai, 4, man atrodo, bus Audros jo. Ir kiekvienais metais savivaldybė, reiškia, finansuoja ir turbūt, kad džiaugiasi šitų renginių, ne? Ir tai yra, man tai yra kažkas kartais neįtikėtina, mes prieš 10 metų nebūčiau net pagalvojęs apie tokį dalyką. Na, bet minėjai, kad atėjote į Žilinsko galeriją, nes ieškojot parodai vietos ir tikrai, priminėjai festivalį Insanetus ar ta Tundros festivalis, vis tiek būdavo kažkokių tų meno užuomazgų, nors tai gal ten labiau taikomasis menas, ten tarkim kažkoks tai, bet vadinasi vis tiek jau veiklos pradžioj buvo kažkokių... Nu, šiaip tiesą sakai, Insanetus iš tikrųjų irgi rėmė kultūros ministerija. Ir, nes iš tiesų, bet Insanetus buvo toksai daug instaliacijų tame festivalį, būdavo mes be to net nebūtume gal ir galėję iš vis padaryti to renginio. Tai, bet visą laiką net ir dabar dar skirstome, ne, yra meno dalykai, kurios finansuoja ir yra muzika, kurios nefinansuoja. Nes iš esmės muzikos nelaiko kaip meno formą, arba galbūt laiko tai meno formą, kuri gali save išlaikyti ar atpirkti. Ir galbūt remia pačius artistus, vat, kaip Benas, ne, ten, kad išleistų, pavyzdžiui, albumą, galėtų išleisti, tai labai sveikintina yra iniciatyva iš valstybės, nes visai gaunasi pinigų išleisti ir manau, kad daug kas dabar gali, dėl to mes galim daug tos muzikos kažkur nusipirkti, kas dar mėgsta tos formatus ar plokštelės, ar ten kompaktą. Bet, pavyzdžiui, tiesiogiai, kad muzika remtų kažkokius artistus, yra labai sudėtinga parašyti projektą. Mes dabar vieną tokį ruošiam, bet pats rašymas yra komplikuotas, nes turi kažkaip įrodyti, kad čia menas, o ne muzika. Nerijau, aš vis užeinu į Lemmy klubą Facebooką pasižiūrėti renginių ir kaip pavyksta kažką į Kauno pilno kultūros kalendorius įsitraukiam, nes tikrai ir lietuviškų grupių nemažai groja, bet tikrai man daro įspūdį, kad labai daug turuojančių grupių užsuka pas jūs ir jos ir grįžta ir neturbūt Skandinavijos, bet ir ne tik, pačių įvairiausių būna. Tai ar nėra taip, kad klubas Lemmy labiau žinomas užsienyje negu Kaune? Kiek tas tarptautiškumas jums svarbus, kaip užsimezga tie ryšiai galų gale su užsienio atlikėjais? Na, čia viskas su metais gaunasi su įdirbiu, nes pradžioj tikrai buvo sunku. Bet kadangi turėjom draugai, turi daug draugų muzikantų, kažkaip bendrauja ir tai būdavo, kad kolega vienas grupės prikviečia, kitas dar. Dabar kai įsilaksta, tai biškai sunkiau, bet yra įdirbis, yra kontaktai ir su laiku bėgo atranda ten. Aišku, yra kažkokios tendencijos, kad ir užsienį ten, bent jau kas važiuoja pas mus pro šalį, tai iš Lenkijos, sakykime, į kokią Suomiją arba atvirkščiai, kad ten, sakykime, Varšuvai labai sunku koncertus organizuoti, ten, ta prasme, žmonės ten labai daug tų grupių matė ir jau paskui jiems ten kažkaip neįdomu arba tik dideli vardai domina. Va, tai ir jie tada atranda Lietuvą, Latviją ten kažkiek. Nes anksčiau būdavo ten labai keista, pavyzdžiui, Lenkų grupės prisišaukti būdavo totaliai neįmanoma, nes visi buvo atsisukę tik į Vokietiją. Vokietija buvo aukso šalis.
bet matyt vokiečiai irgi Lenkais atsikando, tai dabar važiuoja į kitą pusę. Dabar Lenkus dažnai prisišaukiam. Kažkaip taip. O iš kokių dar šalių užklysta grupės? Gal ir jų gerbėjai atvažiuoja paskui? Būna taip? Daug užsieniečių pas jus užsuka? Iš šalių, tai mes, jeigu žemėlapį žiūrėt, tai kokiu mes tik neturėjom. Neskaitant, kad ten kokią Australiją, ten Ameriką, tai čia viskas ok. Turėjom neseniai praeitais metais grupę iš Irako. Pažiūrėjus, kaip gali pikti metalistai, nenoriu sakyti, kad jie ten satanistai kokie, bet kaip jie... Bet atvažiuoja, pasako, kaip jie ten gyvena. Aišku, ten dažniausiai būna išvažiavę, ten kur nors jau Vokietijoje gyvena, nesėdė visą laiką ten savo šaly, bet... O su fanais, tai žinokit, labai įvairiai. Kadangi būna turas didelis, daug koncertų, tai plius minus jie ten taip jau atsirenka geriausias sales, kuriem patinka. Tai čia vieni kiti be abejo užsuka, bet čia tokie išimtiniai atvejai, sakykime. Turbūt jau vien klubo pavadinimas taip signalizuoja, kad jums tarptautinė muzika įdomi. Bet kiek jūsų veikloje yra akcentas lietuviškai muzikai ir gal konkrečiai netgi Kauno scenai? Ar stengiatės kažkaip, jau gal senokai darėm čia kažką reikia kaunietiško padaryti, ar taip kaip išeina taip? Greičiau sakysim, kaip išeina taip, arba sakykim, beveik priemam visus, kurie nori groti. Ir kad bent jau adekvatos būtų, nes yra pora grupių, kur... Neminėsim pavadinimų, patys žino, čia pora populiarių grupių, tokių Kauno, kurie nori groti, bet kažkaip mes nelabai jos norim priimti. Dėl tam tikrų priežasčių. Čia Kauno kultūros centre turi groti kažkada? Apie tą grupę, tai ten labai įdomios istorijos, kad ten vienu metu kontaktavo, aš nežinau, per kokią 10 skirtingų žmonių, ten per aplinkui ratų suko, norėjo koncertą padaryti, bet nepasirašėm ant to. Bet jūs kaip nepriklausoma institucija turit pravangą tai daryti, iš tiesų jūs niekam nieko neprivalot, ar ne? Taip, be abejo, mes, kas mums patinka, mes tą priemam, arba suteikiam šansą, ten turim jauno kraujo koncertų ciklą, tai ten daugiau mažiau kas nori, beveik visi ir pagroja. Bet ten jau lietuviai, bet ne tik iš Kauno, ar ne? Ne, Kaune, kaip nekeista, tų grupių nėra daug, arba kažkaip jos mūsų apeina ten, sakykime, ar neranda ten, nežinau, bet Lietuvos, sakykime, ten. Tai Benai patvirtink arba paneik dabar, ką Nerijus sakė, kad Kaune nedaug grupių. Kaip yra su tais jaunais kūrėjais Lietuvos? Kuo tave stebina vis tie jaunų grupių konkursai ir jų laimėtojai? Ar daug tų grupių Kaune? Dabar... Daug gerų gal? Daug gerų. Ne, šiaip tai vis tiek dauguma tų grupių, kad ir jeigu jos ir susikuria Kaune, jos vis tiek migruoja į Vilnių. Tai iš tikrųjų su labai daug tų grupių, kurios ir Hoge dalyvaudavo, irgi išvažiavo jau ten. Tai dabar retai jas čia ir bepamatai. O kodėl taip yra? Turbūt daugiau atrodo visiems galimybių Vilniui. Taip, Kaunas tikrai sunkus miestas, aš taip galiu pasakyti. Sunkus, tikrai. Man tai labai gaila, kad išvažiuoja. Aš galiu paantrinti, dabar tas pats yra pas mus klube, ne? Iš vis pas mus scenoje, galbūt elektroninės šokių muzikos scenoje yra taip, kad dabar pasidarė visi didžėjai, o nebe organizatoriai arba nebe promauteriai, nes mes ilgą laiką buvome tiesiog prisijėmė, pavyzdžiui, organizuoti 8 renginius per savaitę. Tai reiškia, 5, 6 ir 4 savaitės. Per mėnesį, jo. Ir mes pamatėm, kad žmonės nebesistengia, ne? Ir Kaune, pavyzdžiui, iš vis kur mažai didžėjų. Ir kai vis tiek yra kažkokia miesto scena ir norisi, kad followintų tuos, kurie ateina groti. Kaip atsiranda apskritai kažkokia bendruomenė. Iš to, kad kažkas toje bendruomenėje yra vedlys, ne, kvietėjas, kuris sako, davai, ateikit pas mane, pašoksim, praleidkim gerai laiką, ne, paklausysim muzikos, taip, pagrosim. Ir tokių žmonių Kaune mažėja. Ir tikrai yra, kaip Benas sakė, kad yra Vilniui didesnės galimybės, tikrai taip yra, ir ten daugiau klubo, ne, daugiau vietų. Bet dabar, pavyzdžiui, mes galvom, kad iš viso reikia, jeigu nori, gali išsinuomoti klubą ir daryti čia renginį. Mes tau padėsim pareklamuoti, bet tu pats, reiškia, apsimk, pats prisimk riziką,
tas, kuris galbūt tada žmonės pradės kviesti tos žmonės, kad ateitų pas juos į tos renginius ir tai pradės darytis tą bendruomenę. Čia iš tikrųjų buvo vienas iš mano klausimų apie tą veiklos principą. Tai kaip, ar jūs apsiema tą riziką ir tiesiog atlikėjai ateina pagroti, ir vis dėlto atlikėjams yra daugiau užduočių dar? Mes anksčiau labai darydom, kad viską mes darydavom, bet aš čia buvau tokiuose mainuose, tokiame mieste Nantes, Prancūzijoje, ir yra jų klubas Macadam, labai ikoninis klubas skaitosi Prancūzijoje. Tai net, kadangi keičiasi laikai, tai net jie nebesugeba padaryti 2 ten renginių ir jie turi tikrai serijas, kur atiduoda promauteriams daryti už kažkokį ten mokestį, patiems organizuoti. Ir tai nėra jų darbas. Jie aišku yra galbūt agendoj visoje bendroje klubo, bet jie patys neprisima finansinės rizikos šitų klausimų. Tai man visai pasirodė įdomus dalykas, bet mes Lietuvoje, tai čia visi, kurie klubai daro, tai visi čia ant savęs. Nežinau, kaip roko metalo scena. Kaip jūs ar atlikėjams sumokate tiek, kiek jie prieš mėnesį paprašė jūsų, ar tai yra kažkokios irgi užduotis papildomos, ar išnuomojate savo klubą tiesiog organizatoriams kitiems? Jeigu mes būtume mokėję, kiek grupės prašo, tai būtume po 1 mėnesį užsidarę. Nes prašytai labai paprasta, ten sakai, mums reikia tiek ir ne, pas mus principas buvo viskas ant procento. Ateina daug žmonių, ta prasme, bilietų pinigus dalinamės. Jeigu ateina daug žmonių, visi uždirba, jeigu ateina mažai, tada visi mažai uždirba. Va. Tik taip, tai biški, ta prasme, bet čia su tokiom, sakykime, tokiom mažesnėm grupėm, nes yra atvažiuoja tos didesnės grupės tokios, kuriem jau sutariam kažkokią sumą arba plius minus ten tą procentą, kad tą sumą padengtų ir kažkaip vis prasisukdavom ant to. O esat pastebėję savo klubuose ar savo atstovavimuose vietose sezoniškumą, bet gal aš neturiu galvoj labai metų laikų, nes suprantama, kad vasarą kažkaip mažai tų klubų beveikia, bet pavyzdžiui, nežinau, algadieniai, stipendijos, nes vis tiek žmonės, mes prieš tai diskusijai kalbėjome apie nemokamą kultūrą, bet kai tu eini į klubą arba į koncertą, tai nesibaigia nusipirkimų bilieto, tai vis tiek dar yra kitos išlaidos, ar taksi namo, ar taip toliau, tai įdomu, ar pagal tai taikote kaip nors tą programavimą, kad jau brangesnius atlikėjus į po algos dedat ir panašiai. Mes tai tikrai taip. Žiūrim, kada yra atlyginimas, ne, jeigu tai yra mėnesio galas ir tai net ne mėnesio galas, o kito mėnesio pradžia, kokia 2-3 lapkričio, ne, tai bus sunku. Arba ten tikrai yra tas. Ir aišku, kitą kartą, jeigu gauni gerą artistą, tai gauni kažkurią datą, ypatingai iš užsienio, negali pasirinkti. Yra tokia data, sako. Tai tada gali rizikuoti, bet ko gero, kad bare galbūt turėsi mažesnės pajamas, ne? Bet man atrodo visiškai logiška yra dėti savo top geriausią artistą ir taip susimažinti riziką, nes žmogus gavęs atlyginimą, ta prasme, karalius eina ten į priekį, žinai. Ar lemi tokie patys aritmetiniai principai veikia? Anksčiau gal taip ir buvo, kolega, kai planuodavo koncertus, gal daugiau tai atsižvelgdavo, kad ten 10 dieną ten algas kažkokias gauna. Dabar tai kažkaip jau, sakykime, gal taip antrailis dalykas, nes labiau ką žiūrim, tai kad nesipjautų renginiai, nes ten metalo kaip nebūna daug arba būna didesni kokiam Vilniui. Jeigu didelė grupė atvažiuoja, tai faktas, Kaune nelabai kas ateis. Tai tos dalykus reikia visą laiką sužiūrėti. Festivaliai visokie, ten dabar atsirado nauja bėda užsienio festivaliai, kur visi važiuoja, tai paskui Lietuvoje labai sunku čia prisišaukti. O kas dar yra konkurentai? Ką jūs pasakei labai gerai, kad užsienio festivaliai, bet, pavyzdžiui, nežinau, krepšinis arba futbolo čempionatas yra kokia nors konkurencija geros grupės koncertui ar ne? Ar jūs kažkaip derinat, gal galima klube pažiūrėti irgi? Mes anksčiau visą laiką jam sessionus ir grupių konkursus darydam ketvirtadieniais, bet nuo praeito sezono, kai pastebėjom, kad beveik visos Žalgirio varžybos buvo antradienį ir ketvirtadienį, perkeliam į trečiadienį visus džemus. Ilgokai nepastebėjot? Kokius visą laiką taip turbūt. Ne, tai kad, tiesiog pastebėjom, kad kertasi, kad susirinkdavo vis tiek tų žmonių ir tą ketvirtadienį, bet ateidavo krūva žmonių, kurie nori krepšinį žiūrėti ir girdi, kaip groja Hebra kažką.
Ai, užknisa, ne? Daug nusivylusių būdavo. Jo. Ne, šiaip... Per kažkurį jam sessioną iš tikrųjų rodėm kažką, per ekrane transliavom varžybas ir šalia grojom, tai visai įdomi tokia patirtis buvo. Aš diskusijų festivalyje būtent dalyvavau praėjusią savaitę, penktadienį, kaip tik tuo metu, kai buvo Lietuvos Juodkalnijos varžybos ir taip užduodu klausimą ir kitoje palapinėje, gerai, 3 taškai. Žinai, bet ta konkurencija, aš tai iš viso dabar, kadangi mano manimu, taip filosofiškai tos subkultūros yra dingusios, daugiau mažiau, yra kažkiek, galbūt tu anksčiau galėdavai atskirti iš tatuiruočių auskarų ar ten aprangos, ne, kas iš vis galėdavau pasakyti, kokią muziką klauso, jisai repą ar ten, ar kažkokį hardcore. Bet dabar visi tau yra konkurentai, mano galva. Tai prasme, ar ten yra stadiono renginys, ne, ar yra ten kažkoks arenos renginys. Žmogus turi limituotą krepšelį pinigų ir jisai galbūt eidamas į stadioną pas tave užsuks į barą ir, tikiesi, kad jisai gerai labai pasitūsins tame stadione ir grįždamas atgal atvarys pas tave į klubą. Bet šiaip, vis tiek, mes negalime visko nusipirkti, ką mes norim gyvenime ir bet kas vyksta aplinkui, šiek tiek įtakoja visus sprendimus. Ypač pernai jautėsi, kada buvo tokie krizės metai, mano manimu, tie 24, tai juodieji metai tenais, visi festivaliai užsidarė ir klubai pradėjo mirti. Nes, tiesiog žmonės turbūt dėl palūkanų normos pradėjo jausti tą stygių ir pradėjo ar tai taupyti, arba tai nebeiti kažkur. Mes tai žiauriai pajautėm. Ir tada aš pradėjau galvoti būtent šitą filosofiją, kad kiekvienas renginys vykstantis mieste, ir galbūt jeigu jis yra nemokamas, tai jisai turiniu su tavimi konkuruoja, jeigu jis mokamas, tai tada žmogaus krepšeliu. Kažkaip vis dabar garsiau kalbama apie tai, kad jauniausiai karta apskritai gal mieliau renkasi namus, miega, kažkokį sveiką gyvenimo būdą, bet ne koncertus. Įdomu, kaip... man Lemi, kadangi mažiausiai pažįstamas, aš visą laiką į Nerijų kreipiu klausimus, man įdomu, kaip pas jūs. Tai kaip yra su sunkesnės muzikos bendruomenė? Ar ji neamžėja? Ta prasme, kas yra pagrindinė dabar jūsų auditorija? Ar tai yra mūsų jau čia metų, nežinau, 30-40 plus, kaip 20-mečiai ir ateina į koncertus? Publika jaunėja, jau pastaruoju metu eidavo 14-15 metų, galvojom, kad čia jau jauna karta, dabar pradė 12 eiti. Tai. O vyresnė publika, tai paprasčiausia, kai minėjau, festivalius išvažiuoja, ypač ta pati jau, sakykime, vyriausia karta, kur pas mus ateina, tai jie kažkaip čia pastaraisiais metais atrado festivalius, ten kartą nuvažiuoja metuose, atšvenčia už metus laiko ir pas mus labai retai paskui užsuka, nebent kažkokie jau tokie dideli vardai užsuka. O su jaunimu tai kažkaip eina ten, kad sakot, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, tai čia, nežinau, pas mus tokie neteina. Bet 14-12 skamba gerai, aš gal ir pati 14 pirmą kartą į klubą nuėjau, bet tai neskamba kaip labai didelis pelnas bare. Tai be abejo su tuo, tai... Bet čia kažkaip gal lošiam ant kiekio, kad ateina daugiau žmonių, aišku, tada ir tėvai ateina ieškoti, tada ir bokalą kokį kartais išgeri. Renginiai visai šeimai. Skambina tada tėvai. O, visko būna, patikėti. O Benai, kaip ir aš už tiek nuo tų jaunų grupių irgi neatstosiu, žinok. Tik gerai. Tu matai, kaip skambesys keičiasi tų grupių, kurios ateina išbandyti savęs į Hogą? Gal kažkokias tendencijas muzikinės išvelgtum? Kas buvo prieš 5 metus siekiamybė, kaip groti, kaip kas nors, o kaip dabar žmonės, ką jie nori scenoje parodyti? Gal kiek per 5 metus pasikeitė, sunku pasakyti, bet... 10 sakyti. Jo, palyginus, kaip minėjau, kai tada mes eidavom ten 12 klasį į Largo ir matydavau, kokios ten grupės dalyvauja ir kokios dabar ateina į Hogą, matau, kad daug geresnė kokybė tiesiog yra, daugiau tų tokių jau grupių, kur matos potencialas didesnis. Nes, pavyzdžiui, tada, kai mes dalyvaudavom Largo, mes jau ten matydavom, kur bus top 3 grupės iš ten tų 15 dalyvaujančių. Dabar visiškai nieko neatspėjom, kas laimės. O tavo akise kokie didžiausi talentai iškilo per tuos metus, kaip Hoge darai konkursus? Gal ne vien iš konkursų, bet, pavyzdžiui, grupė Friz grodavo labai daug koncertų Hoge. Tai net ir mūsų pirmas koncertas su Akli buvo Hoge.
Sacra Blue grupė, bet jie dabar jau persikėlė į Vilnių, man atrodo, po biškį. Grupė Sepija irgi Vilniui dabar jau, bet kauniečiai. Yra tikrai daug tų Kodėl? grupių, bet Kodėl tai vyksta? Nu? Ai, tai vat vėl grįžtam prie tos pačios temos kaip pirmai. Man atrodo, kad visiems atrodo, kad ten yra daugiau ką veikti, kas ir turbūt ir yra faktas, bet ten atsiranda kita problema, kad tada per vieną dieną vyksta gal kokia 20 koncertų panašaus žanro. Kas irgi, man atrodo, yra gan nemaža bėda. Aš tai šiaip manau, kad ten tiesiog yra, jeigu yra aplinka, kuri kūrė ir su kuria tu gali muzikuoti ir susitikti ir dalintis, nežinau, kitą kartą instrumentais, sintezatoriais, arba šiaip turėti kažkaip daugiau bendraminčių, tave ten ir kviečia važiuoti. Ir tikrai Kaune yra sudėtinga, ypač su muzika, surasti ten va tokį ratą žmonių, kur, va, su kuriais tu galėtum va, būti ir dalintis to mintim. Galų gale šitas Lukiškės, ne, su visa krūva muzikantų vienoje vietoje, su tom visom studijom, yra nerealu, aš manau, tiesiog aš tai eičiau per tos aukštus ir skolinčiausi tenais iš vieną instrumentą, iš kito pagročiau, kartu ten atsigertume kokį gėrimą po to, dar kažką sukurtume kartu, tai taip atsiranda tas noras, bendrystė ir dėl ko tu važiuoji į vieną miestą ar į kitą, žinai, nes ten yra smagu kurti kartu, žinai. Taip. Tai va toks. Pastaraisiais metais buvo keletas bandymų ir netgi iš tų kelių bandymų to pačiu adresu Laisvės alėjoje atidaryti naktinius klubus, bet lyg tai kažkaip niekas neišgyvena. Ar tai reiškia, kad Kaune yra vietos tik tai vienam elektroninės muzikos klubui, vienam sunkesnės muzikos klubui? Čia toks, man šiek tiek tai gal skamba kaip provincija, kai yra miestelis, kuriame yra viena bažnyčia ir kultūros centras ir daugiau nieko. Tai tokia alternatyvos provincija. Ar išgyventumėt jūs, jeigu atsirastų stiprus konkurentas? Čia gal visiems jums klausimas. Tai čia tas, kas čia nori pasikauti su mumis, mes galim pabandyti, aš tai visą laiką už. Bet tiesiog čia, Kotryna, niekas nedarys. Taip, aš esu tikras. Tai jeigu nori atidaryti klubą, tai kodėl jo netidaryti Varšuvoje, ten, nežinau, kodėl ne Stokholme gal negali tai pardavinėti, kodėl ne Prahoje. Jeigu turi pinigų, tai tikrai, ne į Kauną reikia dėti juos ir daryti naktinį klubą ten, kur yra ta kultūra. Tai, kad iš viso atsirado lizdas ir auditorija šitame mieste, tai man yra kažkokia utopija ir stebuklas. Tai šiaip paprastai nebūna tokio dydžio miestuose, kurie nėra sostinės ir, nežinau, ten kažkokiu būdu atsirado kažkokia didelė meilės toks kamuolys, aplinkui vietą ir žmonės pradėjo jie eiti. Tai, bet čia prieš visus ekonominius, demografinius dėsnius tai atsitiko iš tiesų. Aš, bent jau taip galvoju, kaip apie stebuklą. Bet šiaip, tikrai yra mažas miestas Kaunas, 300 000 kiek pas mus, gal netiek negyvena. Mes čia įvairių turėjom filosofijų, kad Kaunas plečiasi į plotį, ne į aukštį ir tau, pavyzdžiui, atvažiuoti ten iš Noreikiškių į centrą yra sunku ir toli. Ir tai vėlgi žmonės tenais būna ir tiem tokiem mažiem klubam alternatyvos, nėra tokio, žinai, super, atvažiuoja į didelį koncertą, jo super progą išvarom, bet į mažesnį renginį, sudėtinga, nes nėra to tokio įpročio. O einam out. Mes čia šalia visai važiavom, paklausysim tą koncertą tenais, paklausysim tą didžėjų. Tai šitokios tradicijos gal Lietuvoje netgi, galbūt Vilniui daugiau, bet šiaip Lietuvoje tai mažai mes turim. Ar būtų vietos antram sunkiosios muzikos klubui Kaune? Tai be abejo, kad ir 10. Nes iš tiesų daug yra pravažiuojančių grupė ir iš užsienio, kur nori atvažiuoti, galėtų groti, paprasčiausiai į laiką netelpam. Nes kažkaip gaunasi, kad visi vienu metu nori groti. Dabar, pavyzdžiui, turim spalio antrą pusę, tai vos ne kas antrą dieną užbukinti koncertai yra, bet būtent spalio antrą pusę, ten 15 iki Galouvyno. Toks vaizdas, visiems reikia tuo metu pagroti. Tai gerai, o žmonių užteks visiems? Tai klausimas, kas eis. Tai gal ateis čia keli nauji lankytojai. Laukiam. Lemi vieta labai patinka, iš tiesų, nes manau, kad Stoties rajonas Kaune toks vis dar nesprogęs, bet tikrai galėtų. Bet tikrai matau daug tendencijų po truputį, pavyzdžiui, Kaunas Blues atsiradęs festivalis, gera muzika gyvai.
pradėjo tos juke jointus, kur irgi spalio mėnesį irgi, kur vieną dieną stoties tose kabakose groja gyva muzika. Nuostabu. Kauno Bienalė kitą savaitę atsidaro, kur Stumbrė. Tai kaip ir jūs būsite toks neoficialus Kauno Bienalės baras, galima sakyti. Tai ar tu jauti tą pagyvėjimą stoties kažkokį tai, ar jūs kaip savo gyvenimą gyvenat prieš 10 metų, taip ir dabar, ir jums ten nelabai aktualu, kas vyksta daugiau? Nu, žinokit, tikrai nelabai aktualu, nes norėtųsi kažkokio didesnio judesio, kad vyktų, nes va, kaip minėjau, ten kiti festivaliai, tai čia nelabai ką bendro su mumis turi, nes mes tokie, nu, labai nišinis sąlyginai dalykas, pas mus ten negroja kokia įsidėsi ar dar, nu, išimtinais atvejais, nu, tokio tipo grupė, nu, ne tokio tipo, tokio muzika. Ar galėtų įsidėsi atvaryti Lemį? Norėčiau. Jo, čia yra Žydra fantazija, kad koks būtų Secret koncertas, kokia garsi grupė pagrotų, niekam nesakė, bet, nu, gal kada nors. Ar norėtumėte, mėly žiūrovai, paklausti ko nors Lemmy, Hogo ar Lizdo auditorijos audros atstovų? Galbūt pasakyti ką nors komplimentą jų veiklai, manau, tai būtų irgi labai svarbu. Mikrofonas tai čia stovi ir galite tai padaryti. Ateina, matau, Jonas, etatinis jau klausimų uždavinėtojas. Sveiki, norėjau Jums labai visiems padėkoti už naudingą darbą, žinau, koks jis yra sudėtingas. Teko bendrauti, pavyzdžiui, su Šiaurės Lenkijos promauteriais, tai jie sakė, Bialystoką kokį pasikviesti labai sunku ir tikrai labai gerai, kad mes šitaip gerai dirbam. Norėjau paklausti, kiek šansų, kad mano jaunystėje buvo tokia svajonė, kad jeigu grupė važiuoja europinį turą, tarkim, ten Praha, Varšuva ir Helsinkis ir Stokholmas, ar yra šansų, kad tokios grupės užsuktų į Kauną? Ne į Vilnių turi galvoje? Nu, į Kauną, va. Nes į Brno kartais užsuka ir Bratislavą, nu, nebūtinai Prahą. Aš tai galvoju, kad čia reikia tvirtos scenos, ne? Nes vis tiek, jeigu grupė kažkiek žinoma, jį rinksis, kur jie groti, ar, nu, established klubas gali būti, ir tada tikrai prisikvies. Bet šita filosofija apie turą, ne, yra labai gera, nes čia tas pats festivalius organizuojant, tai vos ne, kad pasikviesti kažkokį headlinerį į jį, tai netgi tokia yra strategija, kad jis turėtų turėti kitą pasirodymą kur nors Helsinkyje, ne, arba Stokholme. Nu, ko gero, kad labiau Helsinkį, nes jie tada gali ten nuvažiuoti, jums nereikia skristi. Bet yra tas dalykas. Nežinau, pas mus tai visai norėdavo groti ir mes tokią reputaciją turėjom pasaulyje, net, nu, Europoje galbūt, sakykim, kad yra toks klubas su tokia didelė energija, ne, kur ateina ir ten šoka ir ten smagu groti. Tai daug kas net padarydavo geras nuolaidas tam, kad pas mus grotų ir žinojo, kad atvažiuos ir gaus, nu, gerą atmosferą. Tai, nu, yra svarbu. Pas mus taip grupės ir atvažiuoja, karts nuo karto čia jokia nepaslaptis, buvo ir didelių grupių. Brucherija, pažiūrėjau, atvažiavo, nu tikrai garsiai kultinė grupė buvo ir nepraleido Kauną. Nu paskui jau kitam turė gal ir neužsuko, bet bent jau tuo metu užsuko. Nu Godžiravo užsuko kažkaip į Vilnių netyčia, kažkodėl tai. Nu čia jau netyčia. Tai aš trumpai dar džiauką papasakosiu. Nu visi žino, kad Nirvana apšildė Biksus, ten taip toliau. Bet yra toks istorinis faktas, kad Green Day yra groja Bialystokė Politechnikos instituto klube. Tai čia toks mūsų laikų džiaukas. Ačiū Jums. Dėkui. Ačiū. Mes turim kitą Joną prie mikrofono. Labai gerai, Jonų mikrofonas. Taip. Sveiki, tai esu grojęs visose 3 vietose. Gal tik tai Nerijus, gal neprisimins prieš 10 metų, kai buvau 10 klasiai. Tai labai irgi komplimentą norėjau pasakyti, kaip Kotryna minėjo, bet taip pat norėjau paklausti, kaip matot save po 3-5 metų, kokie tokie ateities tikslai. Nes gal čia man tas persikėlė auditorija dėl vietos iš tikrųjų trūkumo, taip atrodė, kas atrodė bent jau tai visai gerai, bet tai jo, toks mano į ateitį klausimas gal labiau. Labai geras klausimas, Jonai, nes nuo 7 diskusija apie Kauną po 10 metų bus. Tai galite ją įvažiuoti, taip sakant, savo atsakymais. Aš neapsisprendžiu iš tikrųjų, nes tas naktinis gyvenimas, jis turi savo kainą ir yra tam tikras, nu, svoris, ne, ant tavęs užkritęs, tai kartais taip atrodo, kad mane pradeda spausti ir
net nežinau, jeigu aš matyčiau, kad mes kažkur Kaunas juda ir mes galime visą šitą mūsų bendruomenę kažkaip sujudinti, tai galbūt turėtume dar vieną klubą, nes šitas auditorija, ne, tai yra mūsų šitoje vietoje kaip ir paskutinis sezonas. Čia ne paslaptis, tiesiog muziejus susidaro rekonstrukcijai, o ar mes darysime dar vieną vietą, tai čia labai priklausys nuo daug dalykų, ar nuo pačios lokacijos, nuo entuzijazmo ir turbūt nuo kažkokios perspektyvos, kurią matysim šitą mieste. Nerijau? Minčių galima ten visokių prigalvoti, įsiplėsti, pavyzdžiui, kokį festivalį padaryti išvažiuojamą. Problema buvo, kad mes lyginai neturėjom kažkokios finansinės bazės įsikūrant ir viską darėm tom 10 metų bėgė, po biškį ir dabar kažkur plėstis, ar dar nors mintis būtų kaip ir nebloga turėti didesnę salę, pasikviesti garsesnės grupės, bet kol kas nelabai įsivaizduojam, kaip tai įgyvendinti. O ten kokį festivalį išvažiuojama padaryti, tai kodėlgi ne. Kolegos darydavo, pavyzdžiui, užkrito Seredžiojo festivalį, Daubos griausmas, buvo toks reikalas, bet dėja baigėsi. Nu, gal kada nors. Benai, gal suprojektuotum naują gyvos muzikos klubą Kaune? Naują klubą? Taip. Galiu suprojektuoti. Tik pastatyti dar reikės tada. Bet aš šiaip nežinau, labai sunku pasakyti, kas čia bus toliau, nes tikrai ten tos gražos, asmeniškai ten labai daug nėra. Motyvacija yra ta, kad yra smagu ir gražu žiūrėti tiesiog į tas jaunas grupės ir kaip jas būrėsi kartu ir, žodžiu, išvažiuoja į Vilnių po to. Šiaip būtų galima pasiūlyti ten, ar nežinau, netgi miesto mastu, ne, turėti kažkokį muzikos tokį centrą, ne, kur tu ten galėtum, ar jis pats organizuotų kažkokius mainus su artistų, ar galėtume už kažkokį mokestį eiti į fainą studiją, pagroti ir ten, kad jeigu atsirastų toksai centras, aplink kurį būtų dalykai susijęs su muzika, tai galima būtų kažkur judėti, bet Kaunui tikrai to trūksta ir aš manau, kad jeigu sugebėsim kažkaip, arba mes, arba pakviesiu Beną, Nerijus sakys, davai darom tiesiog tą vieną kažkokią vietą, čia aplinkui įsikūrėm 3 klubus vienam pastate ir davai ten kviečiam visus ateiti, ką žinau, gal kažkas ir gautųsi. Vietoj Raudono kryžiaus. Puikiai vieta, ta prasme, su kiemu, ten su festivaliu. Šiaip iš tiesų gal būtų galima pasimokyti iš Vilniaus, kuris nekartą nuskambėjo šioje diskusijoje. Ir Vilnius turi visų pirma naktinį biurą, ko dar Kaune iki šiol nėra, ir Vilnius turi bent jau pirmąją koncepcinę dainyklą, tai yra kur, nežinau kaip ten iki galo gerai ar negerai jinai veikia, bet tai yra orientuota būtent į žmonės, kad jie galėtų ateiti ten, pabūti, pagroti, viską, tai kas čia gali žinoti. Matai, pats matymas tos naktinės industrijos yra visai kitas, ne? Tai čia nėra kažkoks side projektas, ne? Žmonės, eidami out dieną, naktį, tai vis tiek kažkokia kūrė ekonomika. Jis, man atrodo, vadinasi naktinė ekonomika, jie patys taip sako. Taip ir paskui iš tų suprekiautų barų akcizų remiama vėl dieninė kultūra. Toks dalykas dar yra. Tai čia, aišku, gal ne mano stilius ir ne mano kryptis eiti į politiką, bet jeigu ten būtų kokie žmonės, kurie sakytų, aš noriu, ar prisidėsiu, sakyčiau, jo, davai, pabandom. Nerijau, reikėtų tokios vietos Kaune. Kodėlgi ne? Kuo daugiau, to geriau. Algirdai, matau, tu artėjai link mikrofono, ar tu nori paklausti ką nors? Ne? Gal dar kas nors turėtų klausimą ar pastebėjimą alternatyvios scenos Kaune tema? Tai tada aš noriu padėkoti auditorijai, Hogui, Akli ir Lemi. Ir turbūt vienintelis dalykas, ko galėčiau palinkėti, kad po 3 metų daugiau merginų būtų šioje diskusijoje. Kažkaip jaučiuosi šiek tiek vieniša kartais. Tai ačiū visiems, gerą vakarą. Ačiū labai. Ačiū.